Sveiki visi, su jumis aš Zita Baskienė ir konsultavimo centras Matrica. Ir šiandieną tokia istorija. Kartais, kaip mes moterys, perkraunam savo energiją į kitą lauką veikimo ir taip supainiojam ir po to pačios sunkiai randam atsakymus. Tai moteris, čia du variantai. Moteris gali būti nelaiminga šeimoje arba moteris gali būti tiesiog nesukūrusi šeimos. Ir kai tokia moteris ateina į darbą ir darbe, dalykiniuose santykiuose pas ją dažniausiai atsiranda santykiai su bendradarbiais. Gal tai įsimylėjimai, gal tai tiesiog flirtai, bet užsimezga meilės ir jausmų ryšiai su žmogumi, kuris dirba darbe. Kodėl taip atsitinka? Mes labai dažnai nesuprantam, kaip sudėtas pasaulis. Ir jeigu aš remsiu į skaitmeninę jo sandrą ir vibracijų lygius, tai moteris, visi turbūt sutiksit, kad turi funkciją gimdyti, mylėti, auginti ir todėl ji turi ir tam tikrą savo kūną, kad galėtų tai padaryti. Ir tai yra reikalinga. Ir jeigu moteris vėluoja tai padaryti arba gyvena nelaimingai, ta energija, ji išeina ir aplink sklando, kad jai tų santykių reikia. Ta, kuri gyvena nelaimingai, jai reikia laimingų, ta, kuri dar nesukūrė, ji skleidžia tą energiją, nes visatos mechanizmas nori, kad ji tai padarytų, reiškia, ta energija yra, resursas yra ir į ją aplinka sureaguoja. Tai mano konsultacijai moteris jauna, nuostabi, protinga, žavinga ir viskas lyg sekasi, bet kadangi nėra šeimos, viskas sekasi trumpalaikiai arba kažkaip netinkamai. Tai ką reikėtų žinoti? Visada reikėtų atskirti darbą ir gyvenimą. Ir jeigu jūs tik dirbat, jums nėra kur išreikšti savo moteriško žavesio, energijos, laisvalaikio, nėra galimybių sutikti žmonių, nes jūs tik dirbat ir tik ten matoma ta jūsų energija. Tai aš linkiu visoms išlikti toje pusiausvyroje. Yra darbas ir yra mano gyvenimas. Ir tame gyvenime tiesiog pradžiai gal tiem darboholiniam tokiem žmonėm jiems sunkiau, bet jūs turėtumėt pabandyti nedirbti tą laiką, kuris yra jūsų poilsio ir užsiimti kuo norit, bet ne darbo arba galvojimo apie darbą. Ir kai toje erdvėje atsiras jūsų mintys apie kitką, atsiras jūsų kažkoks bendravimas su kitais, atsiras ir žmonės ir susikurs tas santykis sveikas, o ne prie darbo prilipintas. Nes visą tai neturi kur jo prilipinti, jeigu jūs tik dirbat. Tai niekas neatšaukia dieviško eiliškumo. Pirmiausiai jausmai, meilė, šeima, po to intelektas, pamokos, žinios, tada finansinės perspektyvos ir tik tada laisvė ir pilnatvė. Tai jeigu mes šitų nuoseklumo dalykų nepažeisim, mes nueisim į tašką. Tai ačiū Jums.